Būtent destruktyvi kultūra, bendravimas labai įsišaknijo mūsų visuomeniai ir kuom jisai pasireiškia. Tai tu esi blogas, tu esi kaltas, tu padarei ne tą, pastoviai su kažkokiais priekaištais ir su tokiu negatyviu posakiu, kad visada kaltinimai kažkokie būna. Ir tai yra ta destruktyvi kultūra, destruktyvi kalba, kuri griauna santykius, kuri griauna žmogų ir tikrai kuri nesukuria tos tokios pusiausvyros ir šilto bendravimo. Tai tą destruktyvę kultūrą, bendravimą būtina pakeisti į konstruktyvę, tai yra į tą pozityvėje, kur mes nesakysim, kad tu esi blogas, o vat išmokt sakyt iš savo jausmų, kad žinok, aš tikrai blogai pasijutau, man buvo skaudu, kai tu pasielgi taip ir taip. Aš žinau, kad tu galbūt to ir nenorėjai, kad tu nenorėjai sukelt man tokių jausmų ar ten to skausmo, bet aš, pavyzdžiui, tikrai man buvo skaudu, kai tu taip pasielgi, nes aš nesitikėjau arba ten kažkas tokio. Tai per tos jausmus, kad man buvo nemalonu, kai tu pasakei va šitą dalyką. Man buvo skaudu, kai tu padarei tokį ir tokį. Man buvo labai, labai, labai ten džiugu, kai tu padarei va tą. Nes ne tik apie negatyvius, dar ir apie pozityvius jausmus mes irgi turim šnekėti. Nes tas visas pasaulis, žinot, sukasi apie mus, apie kiekvieną. Kiekvienas turi savo kažkokį pasaulį, va aš esu ta ašis ir kiti žmonės sukasi apie mano ašį. Lygiai tas pats kitas žmogus yra ašis ir aplink jį sukosi net ir aš. Taip, ir mes vienas prie kito, mes tiesiog sąveikaujam, nes jisai yra vienas ir aš esu kitas, bet mes sąveikaujam. Tai jeigu mes per destruktyvę, tą griaunančią kalbą bendradarbiausim, tai aišku, nebus to bendradarbiavimo, mes tiesiog eisim taip šalimais, arba net ir kuo toliau, kuo daugiau tokių priekaištų, visokių negatyvių pokalbių, tai tuo labiau atitolsim vienas nuo kito. Kuo labiau šnekėsim, kaip aš jaučiuosi, kuo mes labiau domėsimės, kaip tu jautiesi, ką aš galiu padaryti, kad pavyzdžiui, mūsų santykiai būtų geresni, tai yra tas sujungianti kalba, kultūra, bendravimas, kur mes tampam viens kitam kaip parama ir kaip tokia pagalba, bendradarbiavimus, kur tikrai tiesiog yra malonu grįžti, žinot, kaip aš sakau, malonu grįžti namo, kai ten yra palaikančioji antra pusė ar ten žmogus, kur tikrai aš galiu jaustis savim. Tai būtina išmokti konstruktyviai, būtent pozityviai bendrauti ir tada ir pačiam bus daug lengviau gyvenime, ir kitiem bus lengviau, ir aplamai tada bus atviresnis ir šiltesnis pasaulis. Tai išmokit per aš jaučiuosi, man gera, man miela, man džiugu, man liūdna, man skaudu, kai